Kaip pradirbti karmą ir atskleisti savo talentus, kada geriau investuoti. Daugiau nei 20-metę patirtį turinti darbė su žmonėmis, aukščiausią Lietuvoje eksperto kvalifikaciją įgijusi vedlė Julija Čgauskė išmokys, kaip žengti per gyvenimą drąsiai, su meile ir harmonija unikaliame numerologijos kurse. Daugiau informacijos upeta.lt. Numerologija tau – tai daugiau nei kursas, tai dvasingumo ir mokslo sinergija. Labas vakaras, mėlyjeji, sveiki. Patvirtinkit, ar gerai mane matot, ar gerai mane girdit. Viskas tvarkoj, taip? Tai šiandien aš norėčiau pristatyti jums įvadinę paskaitą Numerologija tau. Mes truputėlį pakalbėsime apie pačią struktūrą ir žinoma, kaip jau minėjau, apskaičiuosiu keletą datų, papasakosiu apie jūsų pagrindinę karminę pamoką ir apie jūsų sielos tipą. Tai dalinuosi iš karto skaidrėmis ir pradėsime mūsų paskaitą. Įvadas bus pakankamai struktūruotas. Jeigu kils kažkokių klausimų, rašykite į čatą. Jau dabar galite rašyti savo gimimo datas. Ir taip pat bus įrašas. Nes dažnai būna klausėte, tai galėsit peržiūrėti tikrai drąsiai jums patogių metų. Taip. Ši grupė, iš karto noriu pabrėžti, bus labai riboto kiekio, todėl kad išjaučiau, yra tikrai sudėtinga dirbti, kai yra 60 studentų, todėl vietų kiekis šį kartą yra ribotas, tai jeigu jaučiat vidinį kvietimą, dar yra keletą vietų, gali drąsiai prisijungti prie jau 6 grupės. Taip, apie pačią numerologiją, kas tai, nes labai dažnas toksai klausimas. Ir tai nėra vien tik tai apie skaičius, tai yra dvasingumo sinergija. Jau šį kursą kurdama ir išleisdama jau 5 studentų laidas, jau keli šimtai žmonių pabaigė šios mokymus, gali sudarinėti asmeninės analizės ne tik savo, aišku, bet ir savo klientams, sėkmingai dirba. Tai pati numerologija jinai apjungia ne vien tik tai skaičius. Aišku, skaičiuose yra užkoduota atitinkama informacija apie kiekvieną mūsų asmeniškai. Kaip aš sakau, tai yra likimo valdymo įrankis. Ir kai mes gebame įvaldyti šį įrankį, tuomet mes puikiai suprantame, kad ne likimas mūsų valdo, o mes galim rinktis iš variantų erdvės sau tinkamą variantą, aišku, pagal savo energetinį dažnį ir vibraciją. Tai yra mokslas, iš esmės, kuris padės atskleisti visą tiesą apie jūs ir sužinosite, aišku, kokias jūs pamokas atsinešėte, kaip deaktyvuoti tos karminius dalykus, nes kiekviename skaičiuje slypi tiek pozityvi, tiek negatyvi reikšmė. Ir tik tai žmogus per savo sąmoningumo prizmę jisai gali atskleisti tą būtent pozityvę reikšmę ir gyventi pozityviose energijose. Nes yra visą laiką energija, kuri, kaip sakant, gali tiek per pozityvą, tiek per negatyvą atsiskleisti, bet jūs patys renkatės. Ir kai jūs žinosite, reiškia, kokios yra pagundos, kokie yra jūsų talentai, kokios yra duotybės, jūs fokusuositės iš tikrųjų į jums svarbius dalykus. Ir būtent to mes ir mokysimės. Kaip pakreipti tą likimą norimą kryptimį, nes tai nėra, sakykime, kaip aš sakau, karma nėra bausmė, nes daugelis žmonių galvoja, kad karma yra bausmė. Ne, tai yra pasekmių ir priežasčių dėsnis. Ir kai mes perprantame ir suprantame, kodėl siela atsinešė atitinkamas karminės pamokas, atėjusi į šią reinkarnaciją, mums nekyla klausimų. Mes nesiskundžiame ir nesakoma, kodėl man, pavyzdžiui, ten nesiseka, ar kodėl taip vyksta. Mes pradedame suvokti tas priežastis, tas pasekmes ir mes gebame pakilus virš visų žemų vibracijų neutralizuoti tai, kas mums nerezonuoja, tai iš ko mes norime išeiti. Tai numerologija padės iš tikrųjų. Skaičių svarba mūsų gyvenime. Aišku, kad mes sąmoningai galim pasirinkti savo gyvenimo tėkmę ir skaičiai jie daug ką geba atskleisti. Tai mokysimės technikų, formulių, kurias aš jums šitame kurse duosiu ir patikėkit, jau po pirmų paskaitų jūs gebėsite perskaityti labai daug svarbios informacijos. Jūs suprasite, kokie yra jūsų pasirinkimai, galėsite pasiskaičiuoti, pavyzdžiui, kažkokių
buvusių įvykių ar ateinančių įvykių seką ir suprasti, kodėl, pavyzdžiui, kartojasi tos pačios karminės pamokos. Ar tai būtų, pavyzdžiui, finansai kažkokie, ar santykiai, tai pas žmonės, kur, nu, va, tiesiog tarsi nesiseka, pastovi sukurti laimingą šeimą, susirasti partnerį, tai irgi viskas yra užkoduota numerologiškai, taip. Tiek sielos kodas mums tai gali atskleisti, tiek mūsų karminis likimo ir gyvenimos kodas, apie kurį aš šiandien truputėlį papasakosiu ir pristatysiu, ką mes mokysimės ir ką jūs sužinosite iš to. Taip. Tai kągi išmoksite? Išmoksime apskaičiuoti būtent ir interpretuoti karminį likimo ir gyvenimo kodus, tai yra atskiri du kodai. Papasakosiu smulkiau truputėlį, dabar tiesiog perbėgsiu. Sielų tipus ir jų svarbą mokysimės taip pat šiame kurse. Sielų formulių apžvalga ir interpretacija, gausite visas formulės, visas apžvalgas, visas interpretacijas, skaidrių formatų. Mokymosi formatas yra labai patogus iš tiesų, nes būtent teorinės paskaitos yra įrašytos iš anksto, jūs jas gausite ir jums svarbu per savaitę persižiūrėti iki praktinės paskaitos, tai reiškia iki mūsų gyvo susitikimo. Nes susitikimo metu mes jau analizuosime, kas neaišku, kokie klausimai kyla, su kuo jūs susidurėt ir kad įnešti visišką aiškumą. Taip, sielų kodų skaičiavimas ir apibūdinimas irgi mokysitės, tai yra ir iki 2000 metų ir po 2000 naujos kartos sielų skaičiuotę duosiu irgi. Dvigubų, trigubų skaičių interpretacija, nes jie savyje neša jau tokias stipresnės, intensyvesnės energijas, kurios irgi atskleidžia, kaip aš sakau, tai yra tokie magiški skaičiai ir jūs perprasit ir suprasit, kaip panaudoti šitas savo savybės prigimtinės, nes aš sakau, nėra netalentingų žmonių, yra žmonių, kurie tiesiog neatradė savo talentų. Tai jums numerologija tikrai tai parodys. Kitų skaičių kombinacijas mes apžvelgsime sinergiją, tai reiškia mes gebėsime sujungti viską į bendrą paveikslą, taip, kad jūs matytumėt sąsajas tarp jūsų pasirinkimų, tarp skaičių, kurie ateis, kaip sakant, į jūsų gyvenimą, nes gyvenimo kodas, jisai reiškia, kiekvienais metais yra kitos skaitmens energija ir vibracija. Taip, ir gyvenimo kelio skaitmenį irgi mokysimės, bei psichomatricos kodų, kas irgi yra labai svarbu. Tai iš esmės šitame bazinėme kurse jūs išmoksite labai daug dalykų. Jis yra taip sudarytas, kad jau po šito kurso jūs turite visą pamatą, visą pagrindą ir drąsiai galėsite, kaip sakant, ne tik save tyrinėti ir savo artimuosius, bet žinoma ir galbūt savo klientus. Taip, karminis likimo ir gyvenimo kodai, vat apie juos truputėlį aš smulkiau papasakosiu. Tai yra du kodai ir jie turi unikalią skaitmenų kombinaciją. Tai reiškia, išraiškoje susideda iš 5, 6 arba 7 skaitmenų, priklausomai nuo jūsų gimimo datos. Ir žinoma, kai kurie žmonės, kurie gimė spalį, lapkritį ar gruodį, jie turės vieną ir tą patį kodą. Kaip tai reikėtų interpretuoti ir kaip tai reikėtų suprasti, apie ką tai, ane, žmogui, tai šiek tiek tokios informacijos jums duosiu. Tai reiškia, jau žmogus praeitose reinkarnacijose atėjo su tam tikrom pamokom ir yra, kaip aš sakau, karminis toksai įspaudas susiformavęs ir aišku, kad ta įspauda jau jisai turi pradirbti ir gyvenime, nes gyvenimo kodas jau atspindi. Sakoma iš tikrųjų, kad tie, kurie turi atskirus karminį likimo ir gyvenimo kodų skaitmenų kombinaciją, tai reiškia skirtingi skaičiai, nors jie tikrai gali kartotis, jie yra, ta prasme, tokie jau lengviau pradirbami, nes jau karminis kodas parodo labiau, ką žmogus jau yra pradirbinėjęs praeitose reinkarnacijose, reiškia, ką jau jis yra atsinešęs, toksai kaip įspaudas. Ir jeigu kartojasi tos pačios pamokos, tai jau yra kaip ženklas, kad reikia daugiau dėti pastangų ir įdirbio. Tai nereiškia, kad žmogus nepradirbs, ne, jisai pradirbs. Jisai ir save galės realizuoti ir paleisti dualumą ir ego pamokas. Tai vat šiandien truputėlį per jūsų kodus panagrinėsime tai. Ir aišku, gyvenimo kodas reikia suprasti, kad jis turi tam tikrą tendenciją ir cikliškumą. Karminis kodas, tai jisai gali, kaip sakant, tą skaitmenų kombinaciją veikti nepriklausomai, koks yra skaitmuo. O jau gyvenimo kodą jūs mokysitės apskaičiuoti taip, kad pavyzdžiui, na, jums, sakykime, ten yra 30-40 metų, ane, ir jūs matysit, kad
Tuo metu, pavyzdžiui, yra dvejeto energija jums aktuali ir jūs žinosit, jūs pasiruošit ir jeigu, pavyzdžiui, dvejeto energija atsikartoja, ne vieną kartą pas jūs yra kode, tai jums yra, reiškia, irgi toksai, kaip sakant, budrumas pasižiūrėti, kur labai daug yra dualumo, kur jūs savimi nepasitikite, kur jūs save galbūt išduodate. Ir toks stipresnis bus pradirbimas. O jeigu jau, kaip sakant, magiška kombinacija, tai jinai dar stipriau veiks žmogų. Ir žinoma, reikia suprasti, kad kiekvienas skaitmuo tai yra žmogaus talentas ir duotybė. Nereikia fokusuotis į tai, kad tai yra, žodžiu, viskas jau reikia deaktyvuoti. Taip aš papasakosiu, kaip deaktyvuoti, jeigu per negatyvą veikia skaičiai, nes sielos dažnai labai tokių aukštų vibracijų atėjusios į Žemę, jos būna užsimiršta, nes mes visi atėję į Žemę, mes prarandam, kaip aš sakau, atmintį. Ir nesuvokiam, kodėl mes ateinam į šią Žemę pradirbti tam tikrų pamokų, nors patys pasirenkam. Tai va, tai kai užsimiršta, mes turim prisiminti, kaip tas pamokas pradirbti. Ir jeigu siela pasiduoda, sakykime, negatyviom, destruktyviom mintim, veiksmam, elgesiui, taip, tai aišku, kad ypatingai tų sielų, kurių atviras yra kanalas, reiškia, jos yra viliojamos tamsių jėgų, kad neatsibūstų, kad reiškia, kad siela darytų atitinkamas negatyves reikšmes, sprendimus pagal savo kodą, nes tamsios jėgos jos nėra vis dėlto suinteresuotos, kad siela gyventų šviesoje, taikoje, laimėje, džiaugsme, todėl bus labai daug pagundų, ypatingai tų sielų, kurių kanalas yra atviras, tai jūs mokysitės atpažinti tai pagal visas formulės, pagal tai, ką aš jums perteiksiu. Tai va, tai gyvenimo kodas, jis, kaip ir minėjau, cikliškai eina ir tam tikra vibracija tais metais jinai gali būti aktuali. Ką reikia turėti omeny, kad tie skaičiai, jie gali įsijungti, jeigu karminė pamoka yra tokia stipresnė, išraiškingesnė, net pusiai metų likus iki žmogaus gimtadienio, reiškia, ir veikti net 6 mėnesius po gimtadienio. Tai irgi mokysimės laiko perėjimo, kaip sakant, suvokimo. Jūs galėsit save jau, kai mokysitės analizuoti, pirmiausia, kaip aš sakau, turite sužinoti apie save, kad galėtumėt padėti kitiems pirmiausia. Taip? Tai va, tai kai išmoksite, jūs jausite, kada įvyko tas perėjimas, kada ta pamoka pasikeitė, kokios energijos yra aktualios, ką jūs išmokote, nes kai kodas yra, sakykime taip, deaktyvuotas ir yra pajungtos visos pozityvios reikšmės, tuomet žmogus gyvena gausoje, aukštoje energijoje, aukštoje vibracijoje ir tie skaičiai veikia jį tik per pozityvą. Jūs galite pastebėti, kad vis mažiau kažkokių tokių pamokų, kurios buvo, sakykime, prieš tai, nes vieni jūs turėsite pagal gyvenimo kodą 5 metų ciklą, kiti 6, kaip minėjau, o kiti 7. Kitokių nėra, kaip sakant, ilgio trukmės, taip, tai pagal tai jūs galėsite spręsti, kad reiškia, nes kodas pasibaigia ir jisai prasideda nuo pradžios. Taip, kol mes gyvenam šitame fizinėme kūne, šitoje reinkarnacijoje, reiškia, mes turim sujungti paskutinį skaitmenį su pirmu, tarsi kaip ratas sukasi, taip, nes gyvenam tam materialiam pasaulyje. Tai va, dar ko nepasakiau, įdomus toksai momentas, kad gyvenimo kodas, jisai įsijungia pirmą kartą pas žmogų nuo 13 metų. Jį reikėtų traktuoti nuo 13 gimtadienį. Nes iki 13 metų visi vaikai gyvena pagal mamos karminį kodą. Nors jie atsineša savo autentišką karminį kodą, plus gyvenimo kodą, bet turbūt tikriausiai nekartą girdėjote rami mama, ramus vaikai, nes mamos psichosomatinė būsena, jos emocijos atsispindi vaikuose. Tai reiškia, jeigu mama rami ir vaikas ramus, jeigu su mama kažkas negerai viduje, reiškia, yra kažkoks nepasitenkinimas, nerimas, baimės, visa tai persiduoda vaikui per įvairiausias, sakykime, ligas, per nuotaikų kaitas ir daugybę dalykų mes apie tai irgi šnekėsime kurse, tikrai bus labai įdomu. Taip, dabar matau, kad jūs parašėte savo gimimo datas, aš paimsiu kaip pavyzdį keletą jūsų datų, panagrinėsiu ir apskaičiuosiu bei papasakosiu, reiškia, pagrindinę šio gyvenimo sielos karminę pamoką. Taip, einu iš karto į jūsų čatą. Taip, ir pačią pirmą datą, kurią aš čia matau, Linos.
Oi, nučiuožė man tuoj į apačią. Lina 1996 vasario 4. Tai vat aš tuoj paanalizuosiu, pamatysit, kaip greitai galima visą tai apskaičiuoti. Aš kalbėsiu apie pagrindinę karminę pamoką. Taip. Linos data. Taip, sekundėlę. Mhm. 4 dieną gimusi vasario. Taip, jau turiu aš kodą. Viso kodo aš neatskleisiu, tą jūs mokysitės paskaitose. Taip, ir pagrindinė pamoka yra labai įdomi iš tikrųjų pamoka Linos. Lina turi išmokti priimti savo sėkmę. Vat kaip laimė mėgsta tylą, labai dažnai aš žmonėms kartoju, kad mes turime išmokti nesigirti savo sėkme, nepasakoti, reiškia, kitiems, nes tik tai žmogus pasigeria ir jisai pajunta, kad, na, tarsi nesiseka, tarsi vat kažkas, kaip sakant, tiesiog pasileidžia iš rankų. Tai vat tai yra sėkmės pradirbimas, laimės, džiaugsmo pradirbimas ir žmogus bus tikrinamas per tai, nes šalimai aš matau, kad yra kodų kombinacija, kuri irgi rodo, kad nemažai bus, kaip sakant, tokių pamokų, kurios prasidės nuo pradžių iš naujo. Tai reiškia, bus tikrinamas žmogaus požiūris. Ir jeigu žmogus bus labai toksai optimistiškas, pozityvus, nuolatos domėsis, kaip fokusuotis į savo vidų, o ne į aplinką, nesitaškys, sakykim taip, tai šitas kodas atneš labai daug sėkmės. Žmogus gali būti žinomas savo srityje kaip specialistas. Labai stipri yra vat, pati energija šito kodo. Ir ką dar matau, vat, ką noriu pastiprinti ir papasakoti, tai reiškia, kad žmogus turi fokusuotis tik į pozityvą ir niekada niekam nelinkėti nieko blogo. Nes tik tai žmogus mintise pagalvoja, o mintis gali suktis, nes yra irgi magiškos savybės, tas kodas irgi gali pasireikšti per negatyvą. Jeigu, reiškia, dažniausiai būna tada jisai įsijungia, kai kažkoks palinkėjimas ar pyktis būna iš vidaus ir tada ta energija nukreipta tarsi į kitą žmogų, kai žmogus labai stipriai supyksta, jisai tada pradeda, reiškia, kažkam nesąmoningai linkėti mintise, nereikia žodžiais ištarti, taip, ir šita energija, aišku, būtinai sugrįž atgal. Ir tai bus tokia stipri karminė pamoka, nes tai yra žodžio mago savybės. Žodžio mago savybės, jos nepraeina šiaip savo pro šoną. Tai va, tai kodas savyje neša tikrai labai daug informacijos ir tai yra viena iš pamokų. Taip, gerai, toliau panagrinėsiu dar keletą datų ir mes keliausim toliau. Sekundėlę. Matau. Taip. Daug jūs čia prirašėt. Na gerai, dabar aš panagrinėsiu jūsų sielos tipą. Paimsim, vat matau, Aurimo datą. Aurimas yra gimęs 1989 spalio 21 dieną. Taip, matot visi. Smagu būtų, aišku, išgirsti Linos irgi komentarą, kaip Lina jaučia save tame, ką aš papasakojau. Aha, ir po to, jeigu liks mums laiko, aš atsakysiu į jūsų klausimus. Taip, gerai. Tai dabar Aurimas S. Taip, viskas, jau turiu irgi kodą. Grįžtu pas jūs su šitą informaciją. Kodas iš tikrųjų labai stiprus ir sielos tipas yra kilęs, reiškia, priklauso drakono sistemai. Tai yra žmonės, kurie geba valdyti visas stichijas.
Tai žmogus gali būti labai ir verslus, ir labai užsispyręs. Ką reiškia visas stichijas? Tai įkūnyti savyje visas įmanomas energijas. Pats drakonas kaip totemas yra labai senas totemas, taip, ir nešantis savyje labai stiprią jėgą, labai stiprią drąsą. Jis gali iš esmės transformuoti bet kokias energijas, pavirsti į bet ką, jeigu tik jisai turi noro tą daryti, pasiekti aukštumų tiek versle, finansuose, taip, santykiuose. Tai yra labai tokio stiprios sielos žmogus ir aplamai šitas kodas, aš pasakysiu jums, yra labai labai retas, vienos iš rečiausių sielų. Tai taip įdomiai, taip intuityviai išrinkau šitą datą. Dar ką galiu pasakyti pagal patį kodą, tai yra ir užsispyrusio žmogaus kodas, tai reiškia, jeigu žmogus jau nusprendė, sakykime, priėmė sprendimą, net jeigu jisai viduje žinos, kad tas sprendimas yra neteisingas, jo perkalbėti bus praktiškai neįmanoma. Tai antiek užsispyręs iš vidaus, iš savęs ir patikrins, kaip sakant, visas ribas kitų žmonių, tai čia reikia truputėlį galbūt minkštumo, švelnumo, tuomet prasidirba tos tokios savybės, kurias turi šitą sielą. Kita pusė sielos kodo, jinai kalba apie tai, jeigu truputėlį taip užbėgant įvykiams už akių, jums pasmalsau daugiau informacijos, ta kodo kombinacija yra vadinama tarsi Dievo ranka ant peties. Tai reiškia, ką bedarytų žmogus, jis visą laiką turės palaikymą. Palaikymą iš visatos, palaikymą iš aplinkos, iš aukštesnių jėgų, taip, ta prasme. Ir čia matosi, kad duotybės, kurios buvo įdiegtos į sielą, reiškia gimimo metu, tai yra labai, reiškia, aukštos žinios ir priėjimas prie Akašo kronikų. Tai reiškia, žmogus gali prisiminti net praeitą savo reinkarnacijas. Jisai gali turėti aiškiaregystės dovaną, taip, numatyti įvykius į priekį ateities perspektyvoje. Tai labai įdomu, jeigu Aurimas pasidalintų, kaip jisai save jaučia šitame kode, ar jo tas potencialas ir savybės yra atsiskleidusios. Taip, matau, kad labai daug rašote. Komentaras vienas iš karto man čia matosi, tai aš pakomentuosiu. Daiva čia klausė, visada buvo smalsu, ar žmonės gimę tą pačią dieną, mėnesį ir metais yra tokie patys panašus likimais ir visa kita. Iš karto atsakysiu, labai dažnas būna šitas klausimas mano studentų tarpe. Ir žmonės, kurie yra gimę tais pačiais metais, tą pačią mėnesį, tą pačią dieną, jie turi tą patį potencialą, jie turi tą pačią sielos struktūrą, nes kodai yra identiški, tik tai vėlgi, jie gali skirtingus gyvenimus visiškai gyventi. Vienas gali per pozityvą atskleisti visus savo skaičius ir duotybės ir talentus, ką yra atsinešęs, kitas per negatyvą. Ir tikrai toli gražu nebus jų gyvenimai panašus arba identiški, bet jūs turite suprasti, kad potencialą jie turės identišką, galimybės jie turės identiškas, savybės atskleisti tam potencialui taipogi, bet ar žmonės to pasinaudos, ar visos sielos bus nubudusios, ar miegančios, tai jau yra žmogaus pasirinkimas. Tai tą reikia įsidėmėti, nes šitas klausimas būna dažnas ir dėl dvynių tėveliai irgi klausinėja, kai sudarinėja analizės ir sako, kodėl jie tokie skirtingi. Nes vienas įkūnijas vienas savybės, kitas. Atsinešė gal ir tam tikras karminės pamokas vienodas, taip, bet vienas fokusuojasi, sakykime, pavyzdžiui, kaip pradirbti ego pamoką, o kitas kaip santykius pagerinti su aplinkiniais arba su partnerė, taip, ir jisai labiau gyvenime susifokusavęs į kažkokią tai sritį. Mes visi susifokusavę esam į kažkokią tai pagrindinę sritį. Ir tas sritis mus arba įkvepia ir praturtina, arba iš tikrųjų duoda mums labai daug iššūkių. Bet galimybės pradirbti tą kodą ir pakilti virš visų žemų vibracijų mes tikrai turime visi. Taip, toliau tada judam po truputėlį. Taip, matau, Lina parašė. Ačiū už komentarą. Ar teisingai supratau, kad man reikėtų susilaikyti nuo didžiavimuose, afišavimuose savo sėkmę. Su pozityvumu stengiuosi gyventi nuo tada, kai atėjo dvasingumas į mano gyvenimą. Jis mane veda, matyti pozityviau, optimistiškiau. Viską yra ką veikti, žinoma, nes daugiau neigiamos perspektyvos būdavo.
Žinoma, kai yra tokia skaitmenų kombinacija, tai jau tas kodas įpareigoja ir nereikėtų, kaip sakant, labai afišuotis, girtis, nes žiūrėkit, visą laiką reikia savęs paklausti, iš kokios energijos aš veikiu, iš kokios energijos aš tai darau. Jeigu žmonės, nes žmonės yra veikiami tik dviejų energijų, arba daro tai iš baimės, arba iš meilės. Ir jeigu mes tai darome iš meilės, atvira širdimi, kupina džiaugsmo, pasitikėjimo, bet, reiškia, galvojant apie tai, kaip kiti jaučiasi, tai mes niekada nesididžiuosim ten, nes tas pasididžiavimas tai yra tuštybė, kaip ten bebūtų, nes mes maitinam savo ego. Jūs pasižiūrėkite, pilnas būna internetas įvairiausių, reiškia, gyvenimo scenarijų, kaip žmonės nori parodyti, kaip jie laimingai gyvena. Laimė mėgsta tylą. Tai yra ne vien tik tai žodžiai, tai yra energija, tai yra vibracija. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės, kurie iš tikrųjų yra laimingi, jiem nėra prasmės eiti, šaukti ir girti savo sėkme. Taip, jie yra laimingi, jie yra tame momente, jie išgyvena, jie džiaugiasi. Tai vat, kai mes suprasim tuos esminius dalykus, tai neliks mumise to klausimo, ar mums reikia afišuotis. Tai nereiškia, kad Lina, tu neturi, kaip sakant, reiškia, pranešti apie tai, kad tu veiki, nes kaip tu kitaip būsi geriausia specialistė savo srities, taip, kaip žmonės galės tave atrasti, taip, nes niekas nežinos, kad yra duris, per kurias galima įeiti, todėl yra labai svarbu, kad žmonės jaustų tą energiją, tačiau kad nebūtų to tokio tuščio pasigirimo, taip, nes bus patikrinimai būtent per sėkmę, kaip žmogus į tai reaguoja, kaip jisai priima tą sėkmę. Ir kartais bus toksai požiūris labai netgi negatyvus, nes yra šalimai tavo skaitmens ir tokių žemų vibracijų, kurios atspindi ir pasakoja apie tai, kad reiškia labai svarbus yra humoro jausmas, kad žmogus gebėtų iš savęs pasijuokti, jeigu viskas vyksta ne taip, kaip planuota. Taip? Kad gebėtų atrasti tame pozityvą, nesifokusuotų į negatyvius dalykus, nepasisekė, gerai, kitą kartą pasiseks. Ir kai požiūris bus minkštesnis, pozityvesnis, tuomet ir situacija jinai išsispręs. Taip, matau, kad daug rašote, aš jau čia pradėjau komentuoti sielų tipus, taip, tai gerai, paimsiu aš dar vieną sielų tipą, taip, ir apibūdinsiu dar vieną žmogų. Gerai. Nes tikrai įdomu yra apie tas karminės pamokas pašnekėti. Taip, gerai. Ieškau jūsų čiate datos. Aha, matau, kad Aurimas irgi jau parašė. Veržlumo man gyvenime netrūksta. Dažnai tenka, kaip sakant, čiupti jauti už ragų ir aiškinti, kaip ką daryti. Dar rašo. Sakot, minkštumas padės gyvenime, man visur kovo dažnai reikia. Gerai, supratau. Tvarkoj, tai dabar žiūrim dar vieną datą. Janina, matau, rašo. Paimsim mes Janinos datą. Taip, Janina yra gimusi Purkovič Janina 63 metais. 7 mėnesį 30 dieną. Apskaičiuokime mes tada dar Janinos sielų tipą. Jau turiu kodą. Oi, pas Janiną išvis. Janina, pas tave yra atviras kanalas sielos kode. Tai vat, apie tai aš prieš tai kalbėjau. Kai yra tas atviras kanalas, tai būtent dėl tokių sielų vyksta didžiausia kova. Tai labai energetiškai turi kilt ir išlikti savo ašyje. Esi iš tikrųjų kosminė siela, labai tokio didelio energetinio potencialo. Taip pat kosminės sielos jos turi skiriamą į tokį bruožą. Veikianti jų pagrindinė čakra yra Sahasrara, taip mūsų galvos čakra, viršugalvis. Ir, reiškia, visą informaciją iš subtilių lygmenų jie priema būtent per 7 čakrą.
Jie turi savo kuratorių sistemą, tai yra sielos tokios, kurios turi didžiausią megatronų kiekį, tai yra tą vibracinį dažnį, bet labai dažnai nutinka taip, kad kai jos pakliūna į tokią negatyvę aplinką, tos vibracijos gali mažėti. Na, vat įsivaizduokit, vaikas aukštų vibracijų ateina, pavyzdžiui, į šeimą, kur nuolatos yra, sakykime, konfliktinių energijų arba vartojamas alkoholis, tai pakliuvęs į tokią aplinką, natūralu, kad tos energijos ir vibracijos dažnis mažės, bet tai nereiškia, kad, kaip sakant, siela pasineš būtent į tą negatyvą. Nors, žinokit, galiu pasakyti, kiek teko sudarinėti analizių ir matyti tokį kodą, kaip jau minėjau, kad kaip tamsa kovoja. Tai dažniausiai ir duoda tokių iššūkių, duoda tokių patirčių, kad siela būtų užmaršume, kad jinai neprisimintų, kad jinai nebūstų, nors potencialas yra didžiulis. Labai didžiulis potencialas tokios sielos ir kuratorių sistema siunčia nuolatos informaciją, bet jeigu siela yra mieganti, jinai tiesiog negeba tos informacijos nei priimti, nei apdoroti, nei kažką su ją daryti, nes turi būti atviras kanalas. Atviras kanalas, suvokimas ir priėmimas tos informacijos. Bet jeigu siela nubudusi ir panaudoja tą informaciją kitų žmonių labui, nes tam ir siunčiama yra ta informacija, taip, kad padėti kitiems, tuomet jinai gauna apsaugą, nes kuratorių sistema ir gina, ir saugo, ir toliau siunčia tą informaciją. Tokios sielos dar vadinamos yra baltaisiais magais. Jos gali gydyti apsikabinimu, apkabina žmogų ir žmogui iš karto pagerėja, taip, tai turi tokią tendenciją. Tačiau tokios sielos, vienintelės sielos Žemėje iš tikrųjų, jos geba transformuoti bet kokį negatyvą pakliuvusi į jų, sakykime, akiratį, netgi kartais moka sumanipuliuoti, kad iššaukti kažkokią reakciją iš kito žmogaus, ko pasekoje transformuoja į pozityvą ir pasimaitina energetiškai. Tai jų yra toksai skiriamasis labai stiprus bruožas. Kitos sielos to negeba daryti. Taip, tik tai kosminės sielos geba tą daryti. Tai yra toksai, išskirtinumas jų. Bet jeigu tokios sielos fokusuojasi į vieną kažkokią tai sritį, tai labai dažnai būna tos srities labai geri specialistai, profesionalai, nes tos vibracijos tikrai labai aukštos ir visą laiką gauna palaikymą. Gali jaustis, kad ne čia jų namai. Labai dažnai tokios sielos būna vienišos arba nori būti vienos, nes tarsi energetiškai tas dažnis yra labai aukštas, bet nepritampa, ypatingai kai tokios sielos dar yra vaikai, eina per tą vaikišką patirtį, tuomet jaučiasi ir atstumti, tokie ir atskirti, nes jų tas megatronų kiekis, jų vibracija yra labai labai aukšta ir kiti žmonės jų tiesiog nesupranta. Jiems reikia to atsitraukimo, pabuvimo su savimi kartais, arba būti tarp žmonių, kuriais jie labai stipriai pasitikė. Tuomet jie randa tą tokią sielos vienovę, ramybę ir gali fokusuotis į savo, aišku, misiją. Tai kurse mes mokysimės identifikuoti visus tipus. Janina, kaip tu save matai, tikiuosi, kad papasakoju truputėlį apie tave. Parašyk irgi komentarą. Ir dar tau vienas toksai momentas, kad irgi yra pas tave, kadangi kodas susideda iš 4 darbinių skaitmenų, kaip mes sakom numerologiškai, tai antroji kodo dalis rodo, kad yra labai toks stiprus potencialas, kad padėti visiems, kad noras yra didžiulis iš vidaus, kad tu nori visiems padėti, toks žmogus negali praeiti pro svetimo skausmą, tiesiog yra labai daug atjautos vidinės, tokios tolerancijos ir jeigu kažką skriaudžia aplinkoje, jisai visą laiką norės apginti, norės fokusuotis į tai, kas yra iš tikrųjų svarbu ir savo vertybėm jisai nenusileis. Jis turi savo vertybinę sistemą, savo vidinę aiškę struktūrą. Tai irgi yra jų skiriamasis bruožas. Tai va. Tiesa, dar ko Aurimui nepasakiau apie jo kodą, tai truputėlį sugrįšiu. Aurimai, tavo kodas irgi rodo, kad esi ir laiko sergėtojas, ir išminties. Tai tokios sielos geba organizuoti, planuoti savo laiko resursą labai aiškiai, labai struktūruotai, labai tiksliai ir tuo pačiu labai išmintingi. Aišku, geriau, kad kiti apie tai kalbėtų iš šalies, ane? Bet viduje tikrai tu jauti, kad esi išmintingas. Gerai, judam toliau. Paskaitysiu dar, ką jūs man rašote.
taip. Šios dienos įrašą, kas registravotės, tai ateis į paštą ir aš manau, komanda jums atsakys į tuos techninius klausimus. Aha, matau, kad jau atsakė. Gerai. Aha, buvo dar klausimas, kokio vibracinio lygmens pagal jūs yra tamsiosios jėgos, galit skaitmeninė išraiška. Esu ne vieną paskaitą jau turėjusi apie tai, tai vat mes kurse galėsim apie tai kalbėti. Vibracinio dažnio skalę pagal Hopkinsą galite pasižiūrėti, labai aiškiai apibūdina, kur yra baimės energija, ne, kur yra, sakykime, pyktis, agresija, liūdesys, apatija, depresija, visa tai yra žemos vibracijos. Žemės pulsas yra labai stipriai ir sparčiai kylantis, todėl žmonės irgi energetiškai, vibraciškai turi kilt, nes tiesiog išeis iš fizinio kūno, nes neatlaikys tos aukštos vibracijos. Tai vat visa tai, kas yra baimės lygmenyje, tai jau galima priskirti, reiškia, tai skaitmeniniai išraiškai. Galit pagal Hopkinso lentelę orientuotis. Taip, gerai, judame toliau. Dar noriu jums šiek tiek papasakoti. Čia jau jūs taip parašėte. Ką dar išmoksite? Sielų kodai. Taip, bet jūs jau matėte trumpai, bet glaustai apibūdinau kelis sielos kodus. Taip, bet kiek informacijos. Tai jūs įsivaizduokit, jūs analizuosit kiekvieną skaitmenį, ką žmogus yra atsinešęs, koks yra sielos tipas, kokia yra kilmė, pasirinktą žemėje tikslą mokėsime nustatyti, taip, nes kartais tikslas ir motyvas, dėl ko siela atkeliavus į šią reinkarnaciją, būna ne visiškai iki galo suderintas. Ir kai žmogus suvokia savo įsikūnimo tikslą ir motyvą, nes tikslas gali būti padėti žmonėms, o motyvas gali būti, pavyzdžiui, kad žmogus atėjo čia tiesiog atsipalaiduoti ir patirti laimę ir džiaugsmą, ne, iš sielos perspektyvos. Tai kai mes suderinsim ir kai ne vien tik tai per misiją, bet ir per malonumą tai galima suderinti, tuomet yra dermė. Tada tas kodas pilnumoje jisai atsiskleidžia. Aišku, mokysimės ir apie duotybės, ir apie talentą, visą tai, kas yra užkoduota žmoguje, koks yra įspaudas. Bus parodomos irgi giminės medžio protėvių savybės, žinios, kurias mes atsinešam. Tai bus, aišku, jeigu norėsit, ir išplėstinis kursas, kur smulkiau mokysimės visų šitų dalykų, apie tipus, savybės, šaknis, potencialą, kuris yra įdiegtas į sielą būtent gimimo metu, kokį reiškia potencialą siela jau yra atsinešusi, ten ir dienos vibracijos, ir suderinamumas partnerių, kas jau norės dar toliau eiti. Ir žinodami visą tai, mes žinoma, kad lengviau galime fokusuotis į savo tas stipriasias duotybės, talentus, į tai, ką mes atsinešę turime, taip, o jeigu yra kažkokių sunkumų, mes irgi pilnumoj galim savo padėti, nes mes suvokiam, kodėl ta pamoka pas mus atėjo, taip, nes labai dažnai būna iš moterų perspektyvos, kai aš matau kodą, tai yra dažniausiai pasireiškinti pamoka, kur yra savirealizacijos. Jinai rodo irgi labai daug baimių vidinių, labai daug nepasitikėjimo. Taip, ir aišku, baimė tai yra energetinė struktūra, su kuria reikia irgi kalbėtis, nes jūs supraskit, kad jeigu jūs valdo energetinę struktūrą, tai kaip jūs galite valdyti savo likimą ir iš variantų erdvės rinktis tą variantą, kuris jums yra palankiausias, patikimiausias, nes tiesiog tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma, nes visa tai veda į tokį, na, kaip sakant, nepriėmimo tos atsakomybės už save, už tos savo pasirinkimus, nes žmonės labai dažnai baimiai atiduoda tai savo visą gyvenimą, sakykime taip, ne? Ir jie įsibaiminę, jie yra veikiami iš baimės, taip, iš baimės jie daro, iš baimės jie eina ir jie pametę yra savo tikslą, save patį, taip, o jeigu mes pabandytumėm eiti iš meilės ir mes su meilė visą tai darytumėm, kas mus iš tiesų praturtina, tai mes gebėtumėm atskleisti tą savo potencialą, tas duotybės, kurias mes jau turim savyje. Kaip aš sakiau, niekas neateina į šią žemę be talentų. Kai man žmonės sako, aš negaliu savęs realizuoti, taip sakau, nes pagrindinė karminė pamoka yra savirealizacija. Ir kol žmogus nesuvokia, kaip su šita pamoka dirbti, jisai neatras
šaknies, kaip save realizuoti, kaip deaktyvuoti tą pamoką. Nes lygiai taip pat savirealizacijos pamoka gali pasireikšti per vaikus. Gali būti neturėjimas iš vis vaikų, jie gali būti labai ankstyvi arba labai vėlyvi. Tai vad kiek pamoka savyje neša informacijos, bet kai jūs matysit ir gebėsit ne vien tik tai vieną skaitmenį interpretuoti, o ir tuos skaičius ir kombinacijas, kurios eina šalimai, matyti visą bendrą paveikslą, nes ten galima matyti ir ligas, iš esmės taip, nes aš daugą irgi intuityviai tiesiog matau žmogaus kodą ir aš jau matau, su kokia situacija yra žmogus, taip, kur yra stagnacija, kur yra blokas, kur energija neprateka lengvai ir laisvai. Tai va, tai kai jūs žinosit visą tai, kaip aš sakau, tai yra labai nuostabus įrankis. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš svarbiausių ir dažniausiai prašomų išanalizuoti numerologinės analizės segmentų. Tai vat, būtent sielų tie kodai. Tai yra labai tokia įdomi, svarbi informacija, kuri savyje neša labai daug energijos, labai daug atsakymų į gyvenimiškas situacijas. Taip. Taip, ir dabar truputėlį apie tos magiškus skaičius, nes visada būna labai daug klausimų. Tai magiški skaičiai, jų sinergija ir kombinacija, ką jie savy atskleidžia. Kai tai yra ne pavieniai išsibartę skaičiai, o kai yra, pavyzdžiui, 1, 1, 2, 2, 3, 3, taip, ir gali būti 3, 3, 3, tai yra angeliškas kanalas, žmogus jau yra atėjęs su didžiulė misija padėti kitiems, taip, nieko neprašant atgal, be jokio lūkesčio, kad būtų vidinis žinojimas, kad jeigu aš tai darau nuoširdžiai. Ir matysis aišku, kad jau ta pamoka yra stipresnė, jau tie skaičiai savyje neša didesnį potencialą, bet tuo pačiu ir didesnius iššūkius. Jau žmogus su 2, 3 skaičiais, jisai turi daugiau atsakomybių, nes yra duotas, reiškia, potencialas stipresnis, išraiška stipresnė, bet kaip visą tai realizuoti, mes irgi kalbėsime apie tai, kaip atskleisti, kaip atverti. Taip. Ir mokysimės taip pat gyvenimo kelios skaitmens. Šis skaitmuo, jisai yra toksai, kaip sakant, nesikeičiantis, ne gyvenimo kode, kur mes pereinam iš vieno skaitmens į kitą, jis lydi mus visą gyvenimą. Taip, jūs irgi sužinosit, koks tai yra skaičius, apie ką jisai jums, kokias jūs savybės jau turite, ką siela pasirinko būtent ateidama į šį gyvenimą, tai yra užkoduota gyvenimo kelio skaitmenį. Taip jis ir vadinamas gyvenimo kelio skaitmuo. Taip, jis irgi atskleidžia žmogaus savybės, duotybės ir turi savy tam tikrą energiją, informacinį kodą. Taip, ir aišku, psichomatricos kodai visi. Ką psichomatrica atskleidžia, unikali psichomatrica, tai nėra Pitagoro matrica, į ją įeina būtent jūsų sielos kodas ir jūsų gimimo data, visi šitie skaitmenys. Ir iš numerologinės analizės parodo, aišku, jūsų charakterį, ypatumus, parodo taip pat karjerą, santykius ir daugybę kitų aspektų. Iš esmės irgi mokysitės, nes yra intensyvumo išraiška, galbūt jūsų lentelė bus užpildyta skaitmenų seka ir bus ne po vieną skaičių, o jų bus daugiau, tai irgi gausit visus apibrėžimus, visą metodinę medžiagą, kurią galėsit naudotis, ta prasme, mokytis, praktikuotis. Ir naudojant šią informaciją galima, aišku, irgi netgi identifikuoti asmenybės limituojančius įsitikinimus, taip, vat, kur yra kažkokie limitai. Ir kas būna, pavyzdžiui, ką galima sąmoningai keisti, transformuoti savo gyvenime, taip, kokie yra įsitikinimai, kurie yra netarnaujantis jums, taip, su kuo jums reikia dirbti. Ir visą laiką pabrėžiu savo studentam, kurie jau mokosi, kad psichomatrica nebūtinai atspindi visą žmogaus charakterį. Galbūt tai yra siekiamybė. Siekiamybė, sakyčiau, link kur žmogui reikėtų judėti, kokias vat, būtent tas savybės pastiprinti, ką atskleisti, ką jis jau turi savyje, bet ne visada tai pasireiškia taip stipriai, kaip norėtųsi. Tai va, tai yra kryptis, su kuria reikėtų irgi dirbti. Ir jau išplėstiniam kurse, kas norėsi, tai jau ten mes mokysimės toliau, kaip pagal psichomatricą ir Aleksandrovo matricą nustatyti atitinkamus irgi suderinamumus, gebėjimus, ten ir strižainės, ir rombai, ir stulpeliai, irgi bus labai daug informacijos ir labai įdomios informacijos. Viskas yra iš tikrųjų taip paprastai pritaikyta, jums sukramtyta, kaip aš sakau, ir tos praktinės paskaitos, kurių metu mes praktikuojamės, jūsų visas datas analizuojam, viskas smulkiai, labai aiškiai, kaip sakant, ištyrinėjam, ar jūs ten artimųjų datas duodat ir patys papasakojat, labai daug tokios įdomios būna informacijos ir tos paskaitos būna labai tokios praturtinančios ir įkvepiančios.
Taip, irgi labai dažnas klausimas, ar po šių mokymų galėsiu sudarinėti numerologinės analizės klientams. Aš jau sakiau pačioj pradžioj, bet aišku pasikartosiu, kad taip, nes visos reikiamos žinios yra būtent čia, vienoje vietoje. Jums nereikia eiti, kaip aš kažkada, iš daugybės šaltinių, kol tu tą struktūrą perpranti, sudarinėjai ir sukuri savo kažką tokio labai autentiško, unikalaus, išbandyto, nes daugybę metų aš su tuo jau dirbu. Ir duosiu jums netgi keletą tokių, sakykime, pavyzdžiui, formulių, kur galėsit pasirinkti, išanalizuoti, padaryti asmeninį tyrimą, kas jums labiau pasiteisina, kas veikia. Tai va, tai galėsiu ir savo asmeninę patirtimį pasidalinti praktinių paskaitų metu. Tai bedrasiai tikrai mano studentai jau yra, kurie baigė, jau jų yra šimtai, tai jie sudarinėja, jie dirba, jie turi savo klientų bazę jau. Tai labai smagu, kad kai kurie ne vien tik tai dėl savęs, o padeda ir kitiems ir skleidžia tą žinutę. Taip, tai sekanti paskaita, tai jau bus kursas, kas apsispręsite, kaip ir sakiau, vietų kiekis ribotas yra šį kartą labai. Kurso metu, kaip minėjau, ką jūs išmoksite būtent šito kurso metu. Apskaičiuoti savo sielos tipą, ne tik savo, aišku, ir artimųjų, nes visos formulės bus duotos, savo karminio likimo ir gyvenimo kodus, jas interpretuoti, tas visas kombinacijas per skaičius, taip, kokius ženklus siunčia visata, kaip apjungti visą tai, kaip pradirbti savo pagrindinę sielos būtent karminę pamoką, kaip atskleisti savo talentus, duotybės, savo potencialą, savo stipriasias pusės, kaip reiškia deaktyvuoti tos karminius dalykus, jeigu ten, pavyzdžiui, santykių pradirbimas būna, ne, vat klientai dažnai ateina, tiek vyrai, tiek moteris kreipiasi, kad sako, pastoviai kartojasi ta pati pamoka, ir žinokit, netgi kode būna tokia kombinacija, kad jeigu žmogus nesąmoningas ir nėra pradirbęs pilnai šitų energijų, tai netgi būna rekomenduojama net neįteisinti santykių, nes labai didelė tikimybė skyrybom. Tai vienas iš rodiklių, kurį irgi numerologija atskleidžia ir parodo kuo puikiausiai. Bet kaip minėjau, kai žmogus pakyla, deaktyvuoja tos karminius dalykus, tai žinokit, darykit jūs taip, kaip jūs jaučiat, ir jūs matysit, jūs žinosit, kad yra tie skaitmenys, bet jie neturės jums jokios neigiamos įtakos, nes žmogus sąmoningai pakils virš visų šitų žemų vibracijų, taip, ir jo skaičiai veiks pozityvioj išraiško. Tai vat kaip apjungti numerologijos mokslą ir panaudoti žinias būtent savo vidiniam ir dvasiniam augimui, ir žinoma, išmoksite sudaryti numerologinės analizės savo, artimiesiems, klientams, ir bonusas kurso metu. Ir po jo galėsite dalyvauti irgi numerologijos grupėje, užduoti rūpimus klausimus, visada stengiuosi atsakyti, arba mano komanda atsako. Jeigu tas klausimas gali palaukti, tai mes analizuojam jį praktinių paskaitų metu, dalinamės patirtimi su bendraminčiais, ir visų paskaitų įrašai bus prieinami, nes 180 dienų, tai pusę metų kiekvienas galėsite pakartoti, savo tempu mokytis, kas yra iš tikrųjų labai labai patogu. Taip. Ir taip pat dovanojame pirmiems įsigijusiems kursą 9 autentiškas mano pačios sukurtas meditacijas, kurios irgi padės nuraminti ir aktyvų protą, ir atsipalaiduoti, paleisti emocijas, pradirbti protėvių, reiškia, kažkokius karminius dalykus, sugrįžti į čia ir dabar, labiau save priimti, džiaugtis savimi. Jau gali dabar, pavyzdžiui, išbandyti yra keletą visiškai nemokamų ir visiems prieinamų meditacijų. Tai tiesiog, jeigu rezonuoja, galite pasiklausyti dėkingumas, pavyzdžiui, per manifestaciją, krioklių meditaciją, savęs priėmimo meditaciją, daugybę meditacijų, kurias galite naudoti kaip įrankį savo kasdienybėje. Taip, ir ką aišku daryti toliau, paspausti nuorodą aprašyme, mano komanda turėtų pasidalinti tą nuorodą ir prisijungti prie kurso. Tiesiog prisijunkite prie kurso, jeigu jums rezonuoja, jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, susipažinti su savimi, su savo siela labiau, pasigilinti į save, tai tikrai nuoširdžiai rekomenduoju jums šį kursą. Ir paskaitau tada jūsų dar šiek tiek atsiliepimus, ką jūs prirašėt, gal dar kažko norėsit pasidalinti arba kažkoks klausimas. Taip. Janina dar matau, kad rašė. Dėkoju, ponė Julija, man labai atitinka, kas sakot, noriu išgirsti daugiau. Visą gyvenimą stengiausi padėti tai kaiminkai, tai anūkui, tai darbe. Tai labai džiaugiuosi, kad jums iš tikrųjų rezonuoja, kad jūs galite save dar labiau pažinti.
Taip. Tai dėkoju visiems tada, kas dalyvavo paskaitoje. Dėkoju visiems ir ką, susitiksim, kam rezonuoja, tuomet mes jau gyvose paskaitose. Kaip pradirbti karmą ir atskleisti savo talentus, kada geriau investuoti. Daugiau nei 20-metę patirtį turinti darbė su žmonėmis, aukščiausią Lietuvoje eksperto kvalifikaciją įgijusi vedlėja Julija Adžgauskė išmokys, kaip žengti per gyvenimą drąsiai, su meile ir harmonija unikaliame numerologijos kurse. Daugiau informacijos upeta.lt. Numerologija tau – tai daugiau nei kursas, tai dvasingumo ir mokslo sinergija.